Čia jie užsidega. O. To nereikia. Arčiau susipažinti su žemaičiais noriu. A jau žemaitiškai išmokot šnekėti? Išmoksim dar per 2 dienas. O, Nu, galim bus visko mokytis. Gero švenčių. Ačiū Jums. Tai kas čia padaro? Aš. Jūs menininkė? Taip. O kaip įdomu. Minčiu. Nebūsiu pirmą pirkėjai dar, ne? Pirmą. Čia gėlėm gamtoj yra graži. Iš kur jūs atvykot? Tauragė. A tai ten yra menininkų irgi nemažai. Oi, kiek esu, pati tautodailininkė esu, viskas yra menininkų labai daug. O kokia jūs pavardė? Paškienė. Nu tai ačiū, kad atvykot. Nu, jei įsikraustyti lietus viską maišo mums. A tas lietutis biškiokai. Tai va, biški negerai. Palapinės neatsivežė. Nėra viršimų, bet jau yra 5 dalių jau šiek. Kita kart būna, kad perka va du tokius. Tai jau žymiai jau išeina. Niekur kitur tokių nerasit. Pas mane visi skirtingi jau. Ar tu važiuosi? Nu tai iš kur atbraukėt? Marijampolė. Iš teik toli. Tai, kad ne dviračiu važiuojam. Į lietaus nepabūgot. Tai čia jeigu tokiu nebijai dirbti, ką čia tas lietus. Kitą kartą ir būna, kad pamatyt, pažiūrėt arba parodyt. Kitiem irgi nei lietus net gali sutrukdyti. O parodyti turit, ko atrodo čia? Turiu tikrai. Nu. Daugiau tokių Lietuvoje nedaro. Jūs labai tokį įdomų asortimentą darot. Nu, kaip aš sakau, kad viskas yra dėl moters ir dėl žmogaus. Ir viskas iš medžio. Patogumui, tai viskas medžio, viskas mano daryta. Viskas, kad yra patogiau. Pavyzdžiui, iš tiesų, viskas sudėti, lašinukai, agurkai, duona. Ne 5-6 lėkštės, o viena ir viskas tavo. Normalus vyriškai. Ir ekologiška labai, ar ne? Taip, tikrai, kad jokių chemijų, jokių nieko nėra. Skaniau, geriau gaminas ir valgosi kitaip. Aišku. Nu tai. Va tokie rankų darbo daugiausia labai. Jo, kinietičiam sakau, čia yra žemaitiška, va dabar darau žemaitišką seką.
Šalia platelių, va šitokia surasta vienintelė vieta. Kelių minučių tai bus. Du žalčiai. Pažalion. Не žalion, sužėjus prieš. Tai žalios Bet tas pirštos. yra, tai kopūstas Jeigu paskėliai nešiojant. Кожен день нічого. Važiavot. Vėliuo. Ar žinot, kur kunigaikštis Gediminas? Nu kap nežinos, juk ten sak, kapsy kažkoks dar. Mes ten va šitokius dalykėlius darom. Metalo. Va. Ten 4 knygos jūsų krašto yra papuošalai. O, tai jūs darot iš... Ten 4 knygos Šilalės rajono archeologiniai kasiniai. A jūs darot iš žalvario? A, tai labai natūralūs dalykai. Žemai žinot, toks simbolis senovės buvo. Žaltys. Žaltys visam pasauliu buvo toksai simbolis senoviai. Aha. Apginsi žaltį, aitvarai padės. Bet vat ant segių galų daugiausiai yra žalčių. Ant segių galų 2 žalčiai iš Laivių kapinyno šalia platelės. Aha. Vienas užlenkimas, o čia žalčiai dvigubai irgi iš Laivių. Aha. Bet čia tau neveina, ne? Nu, tai iš kur tas medus yra? Iš kur tas medus? Tas medus yra iš Mitkaičių ir iš Survilų girininkijos. Šviežas, ne? Šviežus šiųmetinis medus. Kelteninis ir žiedadulkės duonelė. Netgi iš vaško? Iš vaško žvakės. Aha, daug turit šeimų. 30. Oi, didelį jomark nebauda telkis. Čia mus nematė. Iš visų kraštų suvažiavo. Čia suvažiavo, kad ir Latvių mačiau, ir tu yra. O vaje, į link, sakė, atbrau. Visko gali būti. Nu tai ir žemaitė priėm svetingi, ne? Nu taip, tokį šventę telšiais, kad nebus svetingi. Užteks veids visiems. Taip, ir užgeriau užtektam veids. Atsivežėm subrant varstotą šiandien, abliausiam, alkutį, ablį atsivežė. Kutį subrantį, kaip tas, ką sakė, bėg par mišką, ne kažkur yra. O čia šautos, nesatos, čia yra ablius, abliausiam šiandien. Tam leistuvo 200 metrų. Kapitam varstoto, va. O, Fantastis dalis, medinės rėgė, viskas. palauk, va tokius skulptūrus juk su ablium. Padirbi, un čia viso aurą atėjai, subrant, pagalvok iš 4 kartus. Bet palauk, tos tokius statulus su abliu nepadirbs jau. Nu čia jau reik peilioks, kaip toka, čia yra visos šeimos kolektyvinė darba. Čia ir sūna, ir dukra subrant, mes viso šeimą. Kiek drožių? Daugiausiai reikia padaryti per šventės. Vilniau dirbom, Nido drožėm. Ir mes visur drožam, kur tik tas mums jau paprašo, esam papanibėrį, senedoma. O kiek jūs šeimo drož, kiek žmonių drož? Sūnus Darius, sūnus Tomas, dukra Diana. Drož visi barė, bet tu didelių gražių darbų nevežėme, žinai, ors, jaurus, lyn. Ani unsėjim sukabinti, nugnėsim. Adoma, ką atrodo Vagnorių tas visus darbas? Nu, man patinka. Ir bendrai tai darbai taip pat Vagnorių man patinka. Kaip žmonės? A? Kaip menininkai? Kaip menininkai, bet ir kaip žmonės. A, nu va, nu tai o kodėl Vagnoriai nenori su mumis šnekėti? Darbau jos ruošaus, mataka, nu, Ir šalia pirbi. dar nesusiruošėm, buvo jau šitą šventį dalyvę jau atėjo. Tokia šventė ir įdomi, ne? Nu, žinot, kad labai įdomi. Ir nebuvo tiek daug bagomažų, kaip dabar. Kaip šiandien. Telšius pirms karsto. Pirms karsto, jo. Toks viens vietė, va. Čia ir iš kauliukų žuvis, mes tik suvalgom padarau, žinot, va tokių kauliukų. O čia šita, va, iš žolėkių yra, va, mūsų telšių bažnyčelė. Ir ežerioka kampoks matos. Ir viskas iš žolikių.
Čia viskas žolių. Ir tik šiaudinį tą bokštą. O čia karpinys dar toks va. O, kaip gerai, gražiai dirba. Tik mane kartinė paveikslai bus daug raukšlių. Aha, aha. Iš to mane. Kaip jomarks atrodo? Nu neblogas, neblogas. Mala, lyn, prigis jomarks. Ne tau gal. Tai neduodi ne vieną. Nu aišku noriu. Tai pilka. Я только райкивался. У Костаду mergina, žiūrėk, buvo neseniai 16, dabar jau 18. Man labiausiai patinka nus kaloši. Oi, blin. Nu, keista apranga, keista. Labai ir tautiški. Kur tai pona išen? Kur tai pona išen? Kur mes išen? Mes einam pirkti. Pirkti einam, mailyti. Ką padaryti labai panašiai. Vieni tokį pasakyti, tokį pasakyti. Keista, dvi labai panašiai. O kur čia žydėlis su Sara? Kur žydėlis? Aš su nauji Sara išvežėm į miestą. Į midų darot? Darom. Vaikštam svečius. Turi muziejų. Apsilanko svečiai. Bitininkystės muziejus? Taip. Tituvėnų? Budraičių kaimas. A, kaip įdomu. Pažiūrėkim, ekologinį bitininkystės ūkis, didelis tas ūkis, žinau. Taip kad... Tas visas grožybės jūs padarėt? Aš padariau ne viena, su šeima. Ir... Su vaikais, su vyru. Kaip čia pavadinti tą kūrybą? Venyra iš lino. Tai jūs mėgstat liną labai? Mėgstu lino spalvą, bet pradėjau dažyti dėl žemaičių, kadangi žemaičiai nori, kad būtų ryškesnis tas linas. O kokį? Anksčiau būdavo neryškus, tokie rudi lino spalvos tie darbai, o dabar paryškinau ir raudonų įdėjau ir žalių. O kokį kraštą jūs atstovaujat? Kretingos kraštas. Buvau plungiškis kažkada, dabar esu kretingiškis. Tautodailininkė? Tautodailininkė. Vardas ir pavardė? Rita Anužienė. Mes turėtume pavadinti tam, kad Taip, pons Kubiliau, labą dieną. Sveiki gyvi, sveiki. Kokie vėjai Žemaičių sostinė atpūtė? Jomarkas, apsipirkti reikia. Koks įspūdis? Geras, net ir per Lietuvą gerai. Nesupeiksit Žemaičių? Nu kaip čia gali supeikti, nu va tokie žydeliai čia taip leidžia kalbą. Nu ačiū, kad atvykot. Malonu.
Romai. Prašom, ponai, cepelinų, šviežių bulvių. Šviežių, pernykščių bulvių. Ja. Ne, šviežios pernykščių. Šviežiai augintas. Tai jūsų pačiam. Prašom, ponai. Šitą varškė. Labai smagu. Jūs prisistatykite dabar. Aš esu Agota, Kleckų virėja. Iš kur? Iš Tryškių seniūnijos. Į kiek metų jau verdat Kleckus? 37 metai, kaip verdu cepelinus. Nu, bet ir ypač skaniaus tam juomarkį. Taip, nieks nemokės tokių išėti. Prašom, ponai, šviežių bulvių cepelinai. Cepelinai, paragauti don veina sūrį, va. Veina sūrėlį. A uns yra iš tikros karvės? Veina, va. Ačiū, nu tai... Prašau. Jau baigu, jau ponia, tai kaip Ačiū labai. Labas. Nu, kaip šventė, kaip šventė. Labai smagu, tikrai. O kaip mamytė atrodo? Tekrus žemaitiškas jomar. Tekrus, tikresnis ir būt nebegala. Tu užmiršt, kad reikia ateiti. Ateik pakeist pinigus.